Kupiškio jaunimo centras ir Tavo studija pristato televizijos laidą skirtą jaunimui, senimui ir ne tik. Sveikučiai! Labas vakaras, žiūrovai. Šiandien dar viena mūsų puikiai laida. Jinai bus kiek netradicinė. Nes mes rodysime apie didingus dalykus. Tai bus Oskarų ceremonija, kuri vyko Kupiškyje. Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijoje. Metų stiliumi tapo Saulius Vajaga. Paplokime jam. Jis dabar stilingiausias. Turėsim nuosavą Petruškevičių, ne? Kaip man ištauskai? Be abejo. Ar tau patinka Saulius Vajaga? Be abejo. Ne. Taigi, reportažas iš Kupiškio Lauryno Stuokos gimnazijos ribos. Labas, kuo tu vardu? Aš Akvilė. O kaip tau sekasi? Ai, man tai labai gerai sekasi. O ką čia šiandien veikia? Aš atėjau į Oskarų apdovanojimą. O kodėl? Nes mane pakvietė. Ko čia atėjai? Pažiūrėti, kokių bus apdovanojimų, čia kas laimės panašiai. Kaip manai, ar bus apdovanota mūsų laida? Tai iška? Už ką? Už viską? O kaip jūs vertinate šitą renginį? Čia nuostabu, čia nepakartojama, aš visą gyvenimą to laukiu. Ką čia veikiate? Atėjau į renginį skirtą teatro dienai. Ir ką tikitės čia pamatyti? Tikiuosi nominacijas pamatyti, gaus mokytojai, mokiniai. Labai įdomu pažiūrėti. Taigi, visi susirinkę čia į Kupiškį, susirinkę 2009 metų Oskaro teikimo ceremoniją. Ši ceremonija surengta neatsitiktinai. Šiandien tarptautinė teatro diena. Juk kiekviename iš mūsų slypi nuostabus talentas. Kiekvienas esame unikalus aktorius. Todėl čia gražia proga už tai, kad lauke šviečia saulė. Nepaisant to, kad čia taip ankšta, mes pradedame pirmuosius. Tikėkime ne paskutinius tarptautinius Oskaro apdovanojimus Kupiškyje. Pirmoji nominacija taip ir vadinasi – Metų žmogus. Metų moters vaidmuo atitenka... Spėkit kam? Ne. Zitai Sabaliauskienei, geriau žinoma. Ir štai jūsų apdovanojimas. Oskaras. Metų vyras skelbiamas Alvydas Žilpa. Nominacija Metų masinės scenos. Pirmąją klasę. Prašau. Metų balsas Audronė Matuzevičiūtė. Taigi, metų frazę kviečiu atsiimti. Vyrai, pertraukos nevadysi. Gal galit gyvai pasakyti tą ypač skaudžią frazę? Pertrauką matysim. Šauniausias, nuostabiausias, stilingiausias mūsų mokyklos žmogus, merginos Saulius Vajaga. Sveiki, chebrytė. Metų kalbos saugotoja tampa... Kas? Alma Vilčinskienė. Taigi, metų pora Arnas ir Liucija. Taigi, šį žmogų nominuojama vaikščiančios mūzos vardu. Ir tai yra... Vienintelė nepakartojama Vilija, tai paplokime jai. Ir štai jūsų Oskaras atkeliauja. Ačiū Jums. Taigi, tokia sentimentalia meilės perpildyta gaida mes ir baigiame savo pirmuosius, bet tikimės ne paskutiniuosius Oskarus Kupiškyje. Dėkui visiems atvykusiems, sveikiname visus laimėtojus, neliūdėkite tie, kurie čia nepateko. Kitais metais galbūt išlipsite ant scenos. O dabar sakome iki kitų teikimo ceremonijų.
Kaip jaučiatės? Gerai, esu nominuota, labai patenkinta, gražus renginys, tiesiog pasijutau tapusi Holivudo žvaigždė. Labas. Tai įvyko vidutiniškai, nes mes gavom tik vieną apdovanojimą. Aš būčiau skyręs viską mums. Argi ne taip? Tai sveiki. Kaip laikotės? Gerai dabar. Kaip jums visas renginys? Šauniai. Ar tikėjotės gauti tokią nominaciją? Ne, nesitikėjau. Na, visada kažką tai iškviečia jauni žmonės neapgalvoto. Bet jūs visiškai be konkurencijos laimėjote šį titulą ir galbūt dabar galėtumėt patarti jaunimui, kaip pasiekti tokių aukštumų, kaip jūs pasiekėt? Baigtų žmogau, jokių aukštumų nepasiekiau. Na, visą tai, ką pavyksta padaryti bent kažkiek tai gerai, įdomiai, tai todėl, kad šalia yra jauni žmonės. Nes jų fantazija, jų energetika neįsėmiama. Kažkaip tai ir aš, būdama jau pakankamai sena moteris, pasikraunu tos jaunystės ir energijos. Būnant šalia jų norisi tiesiog kažką tai daryti. Jeigu būčiau kažkur kitur, na, ko gero, nuskęsčiau kasdienybės nykiam liūne. Taip, kad, mielieji, balandžio 1 net leidžia nuo atsakomybės. Ir pokštauti tą dieną reikia su saiku. Taip pat tai pastebima ir mūsų gimnazijoje. Visose mokyklose nereikia apgaudinėti budinčiųjų. Nes budintieji yra taip pat mūsų angelai sargai. Jie kartais gali būti labai pikti. Sakykime, jeigu žmogus pameluoja su balandžio 1 ir kai ką pasako ne tai policininką, ar gali už tai nubaust? Nu, žiūrint, nuo situacijos priklauso. Šiaip yra toks dalykas kaip melagingas spectarnybų iškvietimas. Ir čia, tai už tai gali nubaust? Manau, čia priklausytų nuo pokšto dydžio, kas tas per pokšto didumas. Ir nuo to, manau, vieni gal pareigūnai, ten smulkus pokštas bus, gal sureaguos geranoriškai ir nusijuoks. Tai priklauso nuo pareigūno? Žinoma, nuo pareigūno priklauso, bet šiaip geriau jau su spectarnybom, manau, nejuokauti. Na, aišku, ačiū jums labai. Taigi ši mūsų netradicinė laida jau keliauja į pabaigą. Mums tenka atsisveikinti žiūrovai, nors ir kaip to nenorėtume. Netgi ašaros rodosi mūsų akyse. Rima, aš tave myliu. Iki, miela žiūrovė. Iki kitų susitikimų. Ir, kaip visada, tradiciškai. 1, 2, 3. Kramtygumos. Pakramtygumos. Pasakyk, koks tavo vardas. Pasakyk, koks tavo vardas. Pakramtygumos. Pakramtygumos. Pasakyk, koks tavo vardas. Pasakyk, koks tavo vardas. Aš pakramčiau gumos. Pakramčiau gumos. Mano vardas Tadas. Mano vardas Tadas. Aš pakramčiau gumos. Pakramčiau gumos. Mano vardas Tadas.